Izaijo knygoje randame gražią poemą. Jeruzalės miestas ką tik nusiaubtas Babilono, didžiulės šiaurės karalystės. Žydų tauta išvaryta tremtin, tačiau saujelė pasiliko mieste. Likusieji klausia savęs, kas atsitiko? Ar mūsų Dievas mus apleido? Teisingai, nes Jeruzalė turėjo būti miestas, iš kurio Dievas valdys visą pasaulį, visiems teikdamas ramybę ir palaiminimą. Izaijas nuo seno kartojo, kad Jeruzalė sunaikinta dėl paties Izraelio kaltės. Izraeliečiai nusigręžė nuo savo Dievo, ėmė piknaudžiauti, tad jų miestas ir šventykla buvo sugriauti. Atrodytų, viskas prarasta. Tačiau poema nebaigta. Ant miesto sienos stovi sargas, o toli iš kalnų pusės atskuba pasiuntinys. Jis bėga link miesto. Bėgdama šaukia, gera naujiena, ir Izaijas čia sako, kokios dailios kalnuose kojos tų, kurie atneša gerą naujieną. Dailios kojos? Taip, kojos gražios, nes atneša gražią naujieną. Kokią žinią? Kad nepaisant Jeruzalės sunaikinimo, Izraelio Dievas toliau viešpatauja kaip karalius. Be to, vieną dieną pats Dievas sugrįš į šį miestą, atsisės į sostą ir įves taiką. Sargai iš džiaugsmo gieda, nežinia tikrai gera. Jų Dievas ir toliau viešpatauja. Naujajame testamente randame tokius pačius žodžius – geroji naujiena. Graikiškai tai skamba evangelion, sulietuvinus evangelija. Tad, kai krikščionys klausia, ar tu tiki Evangeliją, jie omeny turi, ar tiki naujieną. Bet ne šiaip naujieną. Biblijoje šitas žodžių junginys visuomet reiškia naujo karaliaus valdžios paskelbimą. Naujajame testamente Evangelijose šia fraze apibendrinamas visas Jėzaus mokymas. Rašoma, kad jis keliavo skelbdamas gerąją Dievo karalystės naujieną. Tai Jėzus save laikė šaukliu, atnešančiu naujieną, kad Dievas viešpatauja? Taip, tačiau visus nustebino, kaip jis nusakė Dievo viešpatavimą. Pats pagalvok, kokia karalystė yra galinga ir sėkminga, stipri, gebanti primesti savo valią kitiems ir duoti į kaulus priešams. O štai Jėzus sakė, kad didžiausias asmuo Dievo karalystėje yra silpniausias, tas, kuris myli ir tarnauja vargšams. Pasak Jėzaus, Dievo valdžiai atsidavęs tas, kuris į blogį atsako meilę priešams, atleidžia jiems ir siekia taikos. Tai karalystė aukštyn kojom. Dar Jėzus sakė, kad toji karalystė atėjo kartu su juo. Taip, pavyzdžiui, yra toks įdomus pasakojimas apie aukšto rango romėnų pareigūną. Jis atėjęs pas Jėzų meldžia išgydyti jo tarną. Jėzų jis net pavadina savo viešpačiu, pripažindamas, kad Jėzus jam turi valdžią. Jėzus tą vyrą pagiria už tai, kad atpažino, ko lig tol nebuvo atpažinęs niekas kitas, kad Jėzus ne tik skelbia Dievo karalystę, bet ir pats yra karalius. Taigi pasklinda kalbos, kad vienas žydas iš Galilėjos kalba ir elgisi taip, lyg pats būtų Izraelio karalius. Jis paskiria 12 mokinių, kurie simbolizuoja 12 Izraelio giminių. Jis gydo žmones, atleidžia jiems nuodėmes. Tai kėlė tokią grėsmę Izraelio vadams, kad jie galiausiai nusprendė jį nužudyti. Ir Jėzus leidosi. Na, keistoka, jei siekti tapti karaliumi. Teisybė, tačiau pasak Jėzaus taip ir turėjo nutikti. Jėzus savo tautos Izraelio nuodėmę ir žlugimą laikė tik nedidelę bendros visos žmonijos būklės apraišką. Juk visa žmonija sukilo prieš Dievą ir tai pasibaigė viso mūsų pasaulio tragedija ir nuniokojimu. Kaip Dievas vėl įtvirtins savo valdžią tokiame pasaulyje? Jėzus tikėjo, kad tai turi įvykti per pasiaukojamą meilę priešams. Štai kodėl Evangelijose Jėzaus nukryžiavimas vaizduojamas kaip jo žydų karaliaus pasodinimas į sostą. Jis karūnuojamas, jam duodamas apdaras. Jis išaukštinamas, tik iškeliamas ne sostan, o ant kryžiaus. Kokios dailios kojos tų, kurie neša gerą naujieną. Geroji naujiena čia yra ta, kad Jėzus nugalėjo mirtį ir viešpatauja kaip karalius. Jis pats įveikė mūsų nuodėmę ir sugedimą, nukariavo juos savo gyvybę ir meilę. Vėliau Jėzus siunčia savo sekėjus eiti ir toliau skelbti tą gerąją karalystės aukštyn kojom naujieną. Ir kviesti kiekvieną prisiekti jam, karaliui, nugalėjusiam mirtį, savo meilę.